Ar labai daug panikos buvo komandai, kai praleido įvartį? Buvo panikėlės iš tikrųjų, nes varžybos labai svarbios. Tik pergalė mums garantavo išėjimą į kitą etapą. Šiaip stengiamės, kovojam kaip ir visas varžybos, ko gero sužaidėm šiandien geriausias varžybas, sakyčiau. Varžovai irgi stengiasi, bet pirmas iki tikrai komanda taip sukovojo, atidavėm visas jėgas. Nuo pat pradžių atrodė, kad imat jauti už ragų ir apie jokią gynybą nebuvo nei kalbos, svarbu užpulti ir mušti įvartį. Taip, iškart prieš varžybas buvo tik tai toks sprendimas, kad spausti ir kuo greičiau pasiekti įvartį, nes kito varianto nebuvo. Tai kur buvo stipresni už žavę? Ir ar pagal žaidimą buvo ar nebuvo? Aš manau, pagal žaidimą tikrai buvom stipresni. Ir daugiau progų sukūrėm ir manau, kad mūsų žaidėjai iš tikrųjų individualiai stipresni kai kuriais momentais, dvikovas geriau sukovodavo. Ir šiaip, sakyčiau, galbūt mūsų tokia sudėtis lygesnė, tokių mažiau silpnų grandžių. Kas toliau? Toliau eiti tolyn. Žiūrėsim, kaip atrodo kitos grupės komandos. Ar labai svarbu, kad likot ketvirti ir gausit kitą pirmą vietą? Manau, kad jokio skirtumo čia nėra. Mes kažkada prieš kelis metus irgi buvom pirmi ir gavom ketvirtą komandą ir skaudžiai po baudinių nuo jų pralošėm, nors tikrai per pirmas varžybas galėjom kokius 5 įmušti, įmušėm vieną, paskui jie įmušė vieną ir taip ir baigėsi. Tai dabar manau, kad jokio skirtumo, ar ten pirmą ar antrą komandą. Gal šį kartą labiau pasiseks, nes prieš tai 2 kartus grupės laimėjom varžybas ir net prizininkais netapdavom.